Raminta, avokadas tikras superherojus ir dažnai jo valgom ir mėgstam, bet tai yra labai riebus dalykas. Kiek jo yra valgyti galima? Jisai turi ne tik tai riebalų, bet jame yra ir angliavandenių, ir baltymų nedideli kiekiai, bet riebalai sudaro patį pagrindą. Apie 20 gramų bus 100 gramų riebalų. Ir kas yra svarbu, kad kalorijų perteklių susirinkti iš tokio produkto, kuris turi didelį kiekį riebalų, yra paprasčiau, dėl to, kad riebalai yra 2 kartus daugiau kalorijų turintis negu angliavandeniai ir baltymai. Tai avokado būtų galima vartoti, ne daugiau vieną avokadą per dieną, bet gali būti ir kas antrą dieną avokadas. Jisai yra pagrindė nesočiųjų riebalų šaltinis, tai tos mononesočiosios riebalų rūgštys jį sudaro, tos gerosios, galima sakyti, reikalingos mūsų organizmui, bet tai neturėtų būti toks, kad, žinot, ir to pačio alyvuogių aliejaus negali šaukštais kabinti, juk pasižiūrėkit, alyvuogių aliejaus šaukštas 15 gramų yra 135 kalorijos. Tai pradėkim skaičiuoti, kas gausis, jeigu šaukštais kabinsim.